Ai tiesa, va tokia informacijos paieška. Būna atveju, kai jūs vieni Kauno filialas, tarkim, darbuotojas iš Kauno filialo nemato Vilniaus ir Šiaulių polisų. Taip. Paskambina žmogus pasiklydęs, klausia, aš mano valstybinis numeris toks, blam, pas jūs draudžiausi viskas, duokit informaciją. Jūs paieškot per ataskaitas partneriam ir ką nieko nemato, kadangi yra ne jūsų klientas. O jūs vienas ofise kliento nepasiūsi. Tada tam atveju yra polisai, info paieška. Nežinau, naudojat, nenaudojat, bet info paieška. Mažas langelis gali kliento paklausti, kas tu toks, arba iš karto vesti valstybinį numerį. Jeigu jis klausia, visi polisai, enter. Ir jis tada jau visoje bazėje, ne tik jūsų, bet jau jis ieško visoje bazėje. Ir duos viską, kas kaip ir galima atskleisti. Parodys draudiką, parodys brokerį. Jo, kieno klientas ir iki kada galioja, kad tarkim parodė, kad kažkoks, kas drausta, pagal šitą, toks polisas, statusas archyvuotas, nearchyvuotas, kokie rūšis, kada sudaryta, iki kada galioja. Tokia informacija pačioje apie šitą mašiną jis pasako, kad jūsų brokeris toks, bla. Tai aišku, kad būtų geriau ir telefoną parodys brokerį, kad nereiktų galvoti, bet jūs ten turite savo šeimą. Jeigu kortelį neaprašyta, tai nebus. Na jo, bet jeigu tam turit palei save tas sąrašas savo kolegų, tai sakys, šitas Evelina, skambinkit tokiu numeriu, jis suteiks daugiau informacijos. Bet jūsų polisas dar galioja, yra polisai, info paieška.